apie Kėdainių. Atsiprašau. Apie Kėdainius papasakos istorikas Vaidas Banys. Kviečiame į nuostabią ekskursiją. Apie medinę bažnyčią. Ją vadina medinė bažnyčia. Taip nesako Švento Juozapo bažnyčia Kėdainių ar kokia kitokia. Bet va Švento Juozapo bažnyčia. Tai keletą žodžių, kuo jinai ypatinga, kuo jinai išsiskiria. Čia galbūt daug žmonių buvo šitoj bažnyčioje, nesėjo komunijos. Vienintelė bažnyčia, kuri buvo sovietų metu atidaryta. Tiesa, buvo uždaryta. O, aš jau nusišnekėjau, gerai, bet tiksliau tada paklausiu Vaido, prašom. Tai medinė bažnyčia dėl to, kad kita bažnyčia yra mūrinė. Tai šitie įvardinimai yra labai tokie įdomus, nes kita mūrinė arba ant kalno, o šita medinė, nes yra medinė. Liaudies pavadinimas. Liaudiškas pavadinimas. Čia labai dažnai įvairūs objektai turi tokius liaudiškus pavadinimus. Jie dažnai eina per šimtmečius, kad ir namai kai kurie, ar netų namai, kokie nors ten Veneto namai ir panašiai, jie turi tos įvardymus liaudiškus ir taip vadinami. O čia medinė bažnyčia, tai Švento Juozapo bažnyčia, turinti savo istoriją, kaip ir visos Kėdainių bažnyčios, jos turi labai savo savitą istoriją, išskirtinę. Nes jos visos viena su kita nepaprastai sąveikavo, netgi visiškai priešingos bažnyčios. Kai kurios jų atsirado dėl to, kad buvo ar nebuvo kokia nors kita bažnyčia. Tai čia šiuo atveju yra Švento Juozapo bažnyčia atsirado kaip atsvara, kontrreformacijos jau atsvara, kai taip suformuluojant kontrreformacijos įtakoje Kėdainiuose susilpnėjo arba dingo reformacijos įtaka arba reformatų Radvilų, kunigaikščių Radvilų įtaka, mirė paskutinė Biržų Dubingių protestantiškos atšakos nepalikonė, savininkė, vadinkim, miesto. Ir jau miestas perėjo į Nesvyžiaus Olekos Radvilų atšakos. O jie katalikai buvo. O jie buvo katalikai. Tai čia... O čia, kaip sakot, atsvara, tos Jurgės bažnyčios neužteko kaip atsvaros? Ar... Kaip ir užteko, bet čia jau įsijungia jau visai įvairūs kitokie veiksniai. Pirmiausia, jinai buvo kairiajame krante, buvo ir yra, o pats miestas plėtojosi dešiniajame krante. Ir pačiam mieste, tarkim, ta Jurgio bažnyčia, be abejo, jinai kaip katalikiška jurisdika, ten atskiras, vadinkim, miestas mieste, netgi jeigu reikėtų taip jau įvardinti teisiškai, turės tam tikrą savo savarankiškumą, tam tikrą ir jisai tokios kaip įtakos pačiam miestui daug neturėjo. Ir čia jau būtent katalikų bažnyčia, kad turėti įtaką, jeigu taip paprastai supaprastintai šnekant, turėjo įkurti kažką tokio, kas vis dėlto kad katalikų įtaka sustiprintų kur kas labiau negu buvo iki šiol. Tai kai mirė, žodžiu, Radvila ir visi kiti tai perėjo į kitą atšaką, tai kuriais čia metais buvo pastatyta bažnyčia? Pirmiausia, mes čia susikoncentruojame į bažnyčią, bet jūs pažvelkite ir man už bažnyčios yra vienuolynas. Tai pirmiausia, klausimas šiaip jau turėjo būti pirmiausia apie vienuolyną. Šitaip, nes pirmiausia ir buvo pastatytas vienuolynas. Ir tą, ką aš šnekėjau, tai bažnyčia yra bažnyčia, bet tam tikrą įtaką tuo metu skleidė būtent vienuoliai. Įvairių atšakų, Kėdainiuose įsikūrė karmelitų vienuoliai. Ir pirmiausia, tam visiems uždaviniam, kuriuos aš minėjau, sutrumpintai įgyvendinti, turėjo įsikurti tam tikras ordinas, kuris įvairius reikalus ir tvarkytų. Jis skleistų katalikišką tam tikrą misiją. Jie iš esmės karmelitų vienuoliai buvo, tam tikrą prasme misionieriai. Jie čia atvyko. Tai juos pakvietė kažkas, ne, čia?
nes paprastai jie taip neatvyksta patys. Su kvietimais tai pakankamai sudėtinga. Čia jie daugiau tokie formalūs buvo, nes visgi Nesvyžiaus Olekos atšakai, čia tie Kėdainiai, negali sakyti, kad nerūpėjo, bet tai netgi ir protestantiškai Radvilų atšakai Kėdainiai buvo tiesiog toks verslo projektas, o ne kokie nors tėvoniniai dvarai ar kažkas, tai o būtent jau tai atšakai, kuri būtent jau katalikiškai Radvilų atšakai, čia tie Kėdainiai buvo tiesiog eilinis taškas, kad čia jie kažkokių strateginių dalykų nematė, o čia daugiau matė, tikriausiai daugiau reikėtų koncentruotis į pačios bažnyčios požiūrį ir kontrreformacijos įtaką. Tai čia ta pirmoji bažnyčia, jinai tokia kaip neperstatyta ir stovi? Ne. Pirmoji buvo tokia koplytėlė. Ir ta koplytėlė ten nebuvo geriausios išvaizdos ir mieste pradėjo tokie juokeliai, pradėjo šaipytis iš vienuolių, kad savo išsistatė mūrus, o Dievui paliko pašiūrę tam tikrą. Ir jau ten nenorom, tikriausiai norom, bet jau reikėjo ieškoti pinigų, pasistatyti šiek tiek kažką tai rimčiau ir solidžiau, negu kad kokia nors ten koplytėlė. O šitam jau dėl įvairių priežasčių, greičiausiai dėl finansinių priežasčių, tų lėšų jau pradėjo smarkiai trūkti. Ir dėl to pati šitos bažnyčios statyba nepaprastai užsitęsė. Labai užsitęsė. Jeigu mes pradėsim skaičiuoti, kad vienuolyno projektas prasidėjo iš karto, tarkim, 1-2 amžiaus dešimtmetyje, tai kada buvo pastatyta šita bažnyčia, labai tikslių duomenų netgi ir nėra. Ir tiksliai žinome tik tai, kad jinai jau pradėjo veikti tik tai 7-18 amžiaus dešimtmetyje. Tai paskaičiuokit, čia praėjo dešimtmečiai nuo tos idėjos, kad čia Kėdainius turi įsikurti jau katalikų bažnyčia ir skleisti savo įtaką. Čia beveik, galima sakyti, pusę amžiaus praėjo nuo šito reikalo įgyvendinimo. Jo, ačiū, eisim dabar toliau. Matom, gražus namas toks senamiesty. Apie šitą namą, ką galit pasakyti? Pirmiausia, vizualika patraukė akį. Ta vizualika tai yra vadinamasis šiaurietiško renesanso frontonas. Mes dar didžiojoje rinkoje pamatysim dar keletą rekonstruotų tokių frontonų. Ir pagal įvairius šaltinius, pagal dar likusiai ikonografijos, 19-20 amžiaus sandūros ikonografijos likučius, tai mes galim spręsti, kad Kėdainiuose tokių renesansinių frontonų buvo iš tikrųjų nemažai. Tai liko dėja tik tai tiek, kiek liko. Realiai beveik nieko neliko, kaip matote, čia irgi jis yra atstatytas, atkurtas. Galime matyti šlaitinio stogo paliktus ten tokius tą šlaitinio stogo žymes ir toks, koks buvo jisai ilgą laiką po to frontono stogo perstatymo, vadinkim, sužeminimo. Ir dabar nemaža dalim dėl Šviesios atminties Eligijos Juvencijos Morkūno pastangų ir namo savininkų lėšomis ir tikriausiai ir kitomis lėšomis jisai buvo atkurtas. Čia galima laikyti kaip vieną iš tokių geriausių miesto pavyzdžių, kaip miestiečiai ten nežiūrėdami, nelaukdami kažkokių tai išimtinai europinių vien tik tai 100% investicijų, jie ėmė ir galų gale, kad ir su investicijom, bet tai turi savo... O sakot, nukentėjo labai miestas, tai čia karo metu, ar nuo kokių pačių žmonių nukentėjo, ar nuo bombų, nuo ko? Na, pirmiausia, bėgant amžiams pasikeitė tam tikros mados ir šitas išaukštintas stogas, jis tapo, toks kaip pradėtas vertinti galbūt kaip mažiau funkcionalus, sakykim taip. Ir tie tokie pagražinimai, tie renesansiniai, irgi reikalauja tam tikrų pastangų. Matote, įvairūs bokšteliai ir išvinguriavimai, jie kainuoja,
o bėgant amžiams, keičiantis savininkams, savininkui ne visada pasižymėjo, ne visada turėjo lėšų ir jie tiesiog būdavo sužeminami ir tiesiog dingdavo. Bet tai per karą nenukentėjo per daug? Per įvairius karus, daugiausia ne kiek per karus, kiek gaisrai, nes karai į pačius Kėdainius kaip miestą jie per amžius labai nedaug palėtė, priešingai nuo daugelio kitų miestų. Kėdainiai nuo karų, tarkim, jeigu mes įsivaizduojam karą, kai kokius bombardavimus ar ten mūšius pačiose gatvėse, tai tokių beveik nebuvo, galima sakyti, išskyrus ten gal sukilimo keli dalykai, tačiau labiausiai nusėbė būtent patys gaisrai. Elementarūs gaisrai, kurie kildavo dėl pačių miestiečių kokių nors apsižioplinimo. Tai va, ir tie frontonai tiesiog dingo istorijos. Jo, ačiū, eisim dabar prie bažnyčios, čia netoli yra. Čia šalia reformatų evangelikų bažnyčios yra ypatingas namas. Tai kuo šitas namas ypatingas? Tas namas yra buvusi būtent evangelikų reformatų, vadinkim, senjorų namas. Emeritų. Ne emeritų. Čia truputėlį jau kitaip, negu kad mes šnekėjome apie katalikų bažnyčią, nes protestantų arba evangelikų reformatų šiuo atveju bažnyčios šiek tiek jų valdymas skiriasi nuo jūsų būtent katalikų bažnyčios administravimo prasme, nes būtent pas evangelikos reformatus turi daug įtakos bendruomenių sprendimai ir būtent šitas namas jis ilgą laiką buvo kaip priklausė evangelikų reformatų bendruomenė arba senjorams. Tai yra tie žmonės, kurie, tarkim, administruoja, sprendžia šitos konkrečios parapijos reikalus. Bet jie gyvendavo kažkur atskirai, o čia toks tikrai kaip susirinkimų salė būdavo. Čia buvo, vadinkim, parapijos namai, jeigu taip jau mūsiškai, katalikiškai susivokti. Ir jos grąžino, ne? Ne, jie kaip ir labai daug, kas šiandien aplinkui, ką mes čia matote ir jūs filmuojat, iki šiol šimtmečius priklauso būtent evangelikų reformatų bažnyčiai. Bet šitas namas ne tik dėl to jis yra įdomus, pirmiausia, jis prieš tai priklausė škotams, pirkliams ar netams, Jonui Jokūbui ir netams. Ir būtent jie pradėjo galimai šitą namą statytis tuo metu, kai galbūt netgi šitos bažnyčios nebuvo, kurią jūs parodėte. Ir šitoje vietoje, kur dabar jūs čia filmuojate, galimai buvo tik tai aikštė, vadinkim, prekybinis centras. Ir įvairiuose kampuose, tarkim, čia Arnetų, kitame kampe Beneto ir panašiai, turtingi verslininkai tuo metu statėsi savo labai naudingose, pelningose vietose, pirkliai statėsi savo nekilnojamą turtą. Tai reiškia nekilnojamas turtas, ne šiaip gyventi, bet tas turtas, aišku, generavo pajamas, nes pirmose aukštuose buvo smuklės, buvo parduotuvės ir panašiai. O jis nebuvo perstatytas, nes toks primena socialistinio realizmo laikų statybą. Ne, jis nebuvo, pasitaisau, jis buvo šiek tiek perstatytas, būtent tam tikra dalis iš dešinės, ta pusė iš dešinės buvo pristatyta, ta kur matosi iki laiptų, o ten toliau buvo medinis namas, buvo tokia broma medinė, daug kas pasikeitė be abejo. Tai va, tokių perstatymų buvo iš tikrųjų, čia kai šitą namas buvo pritaikomas dabartiniam funkcijom, tai atidengus sluoksnius matosi labai daug įvairių mūrų, deja nebuvo laiko, nebuvo noro ten jos truputėlį patyrinėti. Apie evangelikų reformatų bažnyčią dabar. Čia turtinga istorija, sutalpint šitos bažnyčios istoriją į minutę beveik neįmanomas uždavinys. Čia tik enciklopedinius faktus galima paberti, kad pradėta statyti po to, kai evangelikai reformatai nebeteko buvusios bažnyčios, o ta buvusi bažnyčia tai yra dabartinė Švento Jurgio bažnyčia.
aš kaip minėjau, visos bažnyčios yra gerokai susijusios tam tikrais tarpusavio Ryšiais, tiksliau, istoriniam sąsajom. Tarpusavį gal niekom nėra, nes katalikiškos bažnyčios su protestantu, aišku, niekom negali būti susijusios, bet jos atsiradimo priežastis ir sunykimo priežastis jos tiesiogiai susijusios. Tai va, ir šitos bažnyčios atsiradimo priežastis yra ta, kad jie nebeteko mano minėtos jau bažnyčios, kuri kita vertus buvo atimta iš katalikų prasidėjus protestantizmo judėjimui 16 amžiaus viduryje. Tokios sąsajos. Ir tuo metu... O kokio vardo jinai šita bažnyčia? Yra vardai pas... Ne, čia nėra vardų, čia vadinama katedra dėl savo dydžio, dėl savo svarbumo. Tai jinai ir dabar katedra? Pavadinimo kartais ir katedra. Čia reikėtų jau klausti tiesiogiai pačių protestantų dvasininkų, kaip jie jau įvardyja visą tai. Bet tai kartais vadinama, kad ir katedra. Tai iš visų bažnyčių, kuri seniausia čia Kėdainiuose? Seniausia, tai Švento Jurgio čia. Švento Jurgio yra ne šiaip Kėdainiuose seniausia, yra viena seniausia apskritai Lietuvoje bažnyčių. Čia vienareikšmiškai viena seniausia, vertingiausių. Ir visom reikšmėm. Čia gal palaidoti kokie žymus asmenys yra? Tai čia visur, kur mes praktiškai stovim ir aplinkui, ir jau nekalbant apie pačius požemius bažnyčios, visur yra palaidoti, visur yra ar buvo kapinės. Tai vat, o pačioje bažnyčios rūsy ten? Taip, tai ten jau be to, kad ten yra kripta, kunigaikščių Radvilų kripta, ten yra dar daug kriptų, kuriuose, galima tikriausiai sakyti, buvo. Sunku pasakyti. Tiesą sakant, pasitaisau, nes dabar irgi yra sunešti vieną iš kriptų mumijos, vadikim, mumifikavęsi palaikai miestiečių, kurie čia buvo palaidoti. Taip yra. Vis užmirštu, bet jie yra daugiau sunešti iš įvairių kitų kriptų į vieną. Tai nėra ten, kurie buvo originaliai palaidoti daugiausiai. O čia va taip, tarkim, jeigu kas norėtų juos pamatyti, yra kokia laikas, kada juos galima? Tai evangelikų šitą kunigaikščių Radvilų, tai galima bet kada dirba būtent kaip ir įstaiga, naudinkim, dabar šiuo metu, nors tai yra veikianti bažnyčia, bet jinai ją administruoja kaip jis yra kaip muziejaus. Tuo pačiu yra ir kaip muziejaus padalinys. Tai tuo metu, kaip muziejaus padalinys jis veikia, tai galima aplankyti ir pačią bažnyčią, ir pačią kriptą. Vieną kriptą, į kitas kriptas nėra neįleidžiama. Esame Kėdainių rotušės aikštė, taip turbūt vadinasi. Čia Kėdainių didžiojoje rinkoje. Didžioji rinka, kitaip sakant, turgus čia buvo. Taip. Tai va, čia matome Evangelikų reformatų bažnyčią. Čia va rotušė, o čia va Vaidas, kuris mūsų pažindins. Kas čia smulkiau? O, čia jau smulkiau, mes esame vietoje, kur iš viso gali kalbėti apskritai apie visą Kėdainių istoriją. Nors šiaip didesniai, tai nėra vienintelė aikštė, kur tu gali kalbėti apie Kėdainių istoriją. Ir tai nėra net seniausia aikštė, bet kadangi jinai talpina labai daugą, tai čia per daug sudėtingas uždavinys. Čia irgi tik enciklopediškai, kad šitoje vietoje šitą aikštę galbūt daugiau jinai simbolizuoja patį miestą kaip miestą atsiradimą. Miestas, kaip jis gavo Magdeburgo teisės. Tai va, kai gavo Magdeburgo teisės 16 amžiaus pabaigoje. Arba tiksliau 1590 metais šita aikštė greičiausiai tuo metu arba ruošiantis šitam įvykiui, arba panašiu laiku buvo pradėta projektuoti ir tvarkyti šitą vietą. Tai mums dabar kažkokia tai aikštė, o tuo metu tai buvo tiesiog senvagė, mes stovim senvagės vietoje iš tikrųjų. Kažkada čia tekėjo Nevėžis kažkuriuom epochom. Ir tuo metu jau, kaip
buvo suprasta ir buvo projektuojama, kad čia Kėdainiai plėsis ir taps labai svarbių didelių miestų, buvo ir Išskirtas plotas. aikštė pradėjo gauti tą vaizdą, maždaug tokį, kokį mes matome ir dabar. Aišku, jis radikaliai pasikeitęs, papuolė į 1600 metus šitą vietą, mes nelabai suprastume, kur papuolėm, tikrai galima duoti 100%, bet bent jau šitos gatvės, kur matome, išplanavimas, Radvilų gatvė, iš anos pusės, kur matome, tai šitas visas plotas, jis iš esmės yra išlikęs toks, koks ir yra dabar. O čia namas, parašyta namo visai jaunas, pasirodo 1939 metai. Taip, čia šitos aikštės, kurius tikriausiai filmuoja dabar Jurgio bažnyčios pusę ir galite pasižiūrėti ir dar daugiau renesanso frontonų. Pirklių namai čia turbūt, ne? Taip, čia vadinami stiklių namai. Tai irgi matote tokie patys frontonai, apie kuriuos jau šiek tiek kalbėjome. Čia jau kairiau matome rotušę, škotų tabako krautuvę. Čia modernus toks pastatas. Čia modernus pastatas, jisai ne vietoj kažkas. Ne vietoj yra, be abejo, kai jis ne vietoj. Šitoje vietoje buvo prekybinės eilės, iš kurios greičiausiai evangelikų reformatų bažnyčiai ir bendruomeniai padėjo išlaikyti ir parapiją, ir bažnyčią. Tikriausiai taip. Jos šimtmečius buvo tiesiog nedidukos prekybinės eilės tokių namelių, neaukštų. Bet čia kažkodėl architektai nusprendė imti ir užstoti vaizdą į bažnyčią. Viena didžiausių klaidų Kėdainių projektavimo istorijoje. Tai čia seniai buvo tas suprojektuota? Ne, tai čia naujas namas, čia 15 metų, keletas metų galas. Jo, tai kaip čia dabar jie tokią klaidą padarė? Esame prie skulptūros. Tai čia sakot Radvila, ne? Jonušas Radvila, taip jau konkrečiai. Kunigaikštis Jonušas Radvila, vienas iš Kėdainių miesto, Kėdainių dvaro, jeigu taip jau dar tiksliau, kuriam priklausė ir miestas savininkų. Ta skulptūra, tokia jinai ne tik tai Jonušas. Čia lyg kryžiuočiai, lyg ne, su šalmais ir dar kažkas? Čia ne kryžiuočiai, čia yra švedai, nes pati ta skulptūra, jinai simbolizuoja skulptoriaus viziją. Čia tas skulptorius galėtų išdėstyti tiksliau tą visą viziją. Aš tik sakau tik tai, ką matau. Aš čia matau, kad jinai skirta būtent tai vienam sunkiausių Lietuvos istorijos periodų, būtent vadinamajam Tvanui, kuris vyko 17 amžiaus viduryje, keletą metų, kai aplinkinės visos valstybės kariavo viena su kita ir čia Švedija diktavo sąlygas Švedija, tuo metu atsirado Maskvos kunigaikštystė, pradėjo stiprėti, kuri naudodamasi proga užėmė mūsų sostinę Vilnių. Ir būtent Jonušas Radvila, lauko etmonas, jisai pasiėmęs, čia tokia mintis šitos skulptūros, pasiėmęs visą LDK iždą, valstybės iždą, atsitraukė į Kėdainius. Ir iš Kėdainių bandė išspręsti visą šitą sunkų reikalą su karais ir panašiai. Kažko labai panašu situacijai iš dabartinius laikus, kaip niekaip neįsisprendžia tas karas ir matome visokias darybas. Tai tuo metu irgi buvo labai panašiai. Matote, irgi buvo vienas iš bandymų išspręsti tą neįsprendžiamą kazusą. Buvo nutraukimas amžinosios unijos su Lenkija ir sudarimas naujos unijos su Švedija. Taip mes, ten švedai iš dešinės pusės matote Magnus Delagardė, kuris pasirašė tą sutartį ir taip mes tapome kurį laiką viena valstybė su Švedija. Tolumoje matom Jurgio bažnyčią. Esame prie Nevėžio, čia naujas tiltas, matome, čia herbas. Žemaitijos herbas, čia istorinis turbūt tiltas,
O čia Švento Jurgio kankinio pirmųjų amžių bažnyčia. Viena seniausių Lietuvoje. Taigi, Vaidotai, žodis jums. Esame prie senovinio laivo, kurio anksčiau plaukiojo Nevėžio upe. Bet dabar grįžtame prie Švento Jurgio bažnyčios. Šiuo metu kaip ir toksai konsensusas, kad tikriausiai buvo statoma ir pastatyta vytautinėje epochoje, tai yra 15 amžiaus antroje pusėje, greičiausiai pabaigoje. Tai va, ir priskiriama statyba Kėdainių savininkui, Kėdainių dvaro savininkui, Radvilai Stikaičiui, būtent Radvilų protoplastui, kurio spėjama, kurio pirmasis dvaras buvo ten, kur matote šalia yra kitas kalnas ir mokykla. Paukštelio, ne čia? Paukštelio, dabar jau nebe Paukštelio, dabar Senamiesčio progimnazija. Senamiesčios. Paukštelis. Nurašytas. Jo. Tai vat, ir jeigu grįžtant prie... Bet iš karto buvo šita mūrinė ar dar kokia medinė? Iš karto kas buvo, tai čia jau yra hipotezės įvairios. Galimas daiktas, kad čia irgi iš pradžių buvo kokia nors ten koplyčia, kuri vėliau būtent Radvilo Stikaičio perstatyti. Nes būtent šitos bažnyčios atsiradimas tai yra didžiulė intriga, nepaprastai intriga ir Švento Jurgio bažnyčia susijusi apskritai su šitos vietovės, ne tik, jau net ne Kėdainių pačia istorija, bet galimai ta istorija, kuri buvo iki Kėdainių, tai yra gaidinė arba gaidinė. Ir jau susijusi su būtent gaidinė, tai yra paminėta būtent Livonios kronikose. Ir galimas daiktas šita bažnyčia ir šita gaidinė yra susijusi su konkrečiai šita vieta, kuri pagal įvairias legendas, kurios pasiekė iš senesnių laikų, buvo senoji Alkvietė, kur Jo, dažniausiai taip ir statydavo bažnyčias. O čia nesimato varpinės, ar buvo varpinė, ar tai nebuvo? Varpinė jinai ir yra, matote tą varpinę. Priekinė tokia? Tai priekinė, taip, bet varpinė... O tokia originali, vienintelė Lietuvoje turbūt tokia. Taip, nes tai yra ne katalikiška varpinė greičiausiai, o varpinė galimas daiktas, didžiulė tikimybė, nors ne visi su tom sutinka, kad jinai pastatyta tuo metu, kai bažnyčią valdė protestantai. Iš pradžių čia apie tai vis taip grįžtam atgal nuo to, ko mes tam pradėjom šnekėti. Tai būtent, kaip aš jau minėjau, prasidėjus protestantizmo judėjimai, šita bažnyčia buvo iš katalikų atimta ir Jo, paskui kontrreformacija prasidėjo, kaip Šiluvos bažnyčia buvo taip susigrąžinta, jau prasidėjo ten karalius išleido įsakymą, kad jau galima, jeigu yra kokie dokumentai susigrąžinti, tai jau pradėjo atsiminėti po trupučiuką. Taip, būtent šita ir istorija čia ir yra. Ir galimas daiktas, kad ta varpinė pristatyta būtent protestantų ar konkrečiai evangelikų reformatų. O ten skambina varpais iš jos dabar, ar ne? Taip, skambina, taip. Jo, ačiū, einam tada toliau. Vadinamąją Tilto gatve, 19 amžiuje, kur vadinosi Mostovaja ulica. Ir jeigu šiek tiek senesnius laikus, tai irgi jau buvusiu senuoju keliu, kuris dabar suksis. Jo, čia originaliai sugalvojo, matot, tuos paveikslus senoviškus sudėjo, viduramžiškus pavadinkim. Čia vieną bluką jau keistėms reikia. Tai čia ir po dešinį dar vienas škotų namas, bet net vadinamasis namas. Esame čia jau prie sinagogos, tai ir dar šalia turbūt ten žydų namai, ne? Sinagoga ta, kuri dešinėje, o kairėje vadinamasis Beit arba Belt Midrašas, arba irgi kaip mokykla tipo. Šnekamąja paprasta, kai mes ten pradėjom nuo medinę mūrinę ant kalną, tai šūlė arba škala, kur pagrindinė funkcija buvo jau ne sinagogos. Kaip mokykla žydų. Bet tai buvo studijos. Taip, studijos.
skirta mokslai. O kas dabar joje Kurie? sinagogui? Ir toj Sinagoga midraše? yra dailės mokykla, o Beit Midraše yra daugiakultūris centras. Vienas yra dabar Smilgos. Nu, einam Smilgos gatve, čia va matom yra tokie irgi dar senamiesčio namukai seni, o čia jau modernus namukai. Čia yra Kloizės. Dar vienas žydų religinis objektas. Čia esame Grėjaus namo kieme, turbūt taip, ne? Kuo jis ypatingas tas Grėjus? Grėjus tai vienas iš škotų pirklių, kaip mes kalbėjom, Arnetą, Benetą užsiminėm ir čia buvo labai daug. Tai Benetas irgi škotų. Jo, O tai kaip tie škotai čia Kėdainiuose atsirado? Ar tylos kvietimu, ar kaip? tikriausiai koks 5 priežastys, gal ir dar daugiau. Matyt, buvo ir kvietimas, buvo ir pažadėtosios žemės ieškojimas, įvairūs kitokie dalykai, matyt, buvo blogi reikalai gimtinėje, geresni čionai ir taip toliau. Dabar Radvilų gatve, o čia vat, iš kitos pusės tas vienuolynas karmelitų. Ir va kokie, nu dabar kaip gražiai atnaujinta, plytelėm išdėstyta, prie namo akmenukų dar išliko iš senų laikų turbūt. Ne, liko seniausiai. O va šitos koplytėlės, dėl ko jos čia? Čia yra kapinės. Buvusios, ne? Sovietų sunaikintos buvusios kapinės. Nu ir dabar kapinės, čia niekas Tai čia palaidojimo toks mauzolėjukas. Nu, čia kapų rūsiai, koplyčios, kapų koplyčios. O va tas koplytstulpis, tai čia Čia visur, čia visų ten, bendras kapas, ne? nu, ne bendras kapas, čia šeimos koplyčios. Esame prie liuteronų evangelikų bažnyčios ir Vaidas papasakos apie šią bažnyčią. Bažnyčia statyta panašiu metu, kaip ir statėsi visas miestas ir evangelikų reformatų bažnyčia. Tai čia yra truputėlį perstatyta bažnyčia, nes iš pradžių buvo šiek tiek kitokio plano, bet jau nuo 17 amžiaus antros pusės, tai šitai, ką mes matome, ir panašiai ir buvo. Vėliau čia tiek varpinė atsirado, čia kapinėse palaidota ir nemažai latvių. O kaip tos Latvijai čia atsirado? Latvija čia atsirado nuo 19 amžiaus, nes būtent susiję jau su Lietuvos Kėdainių ir Lietuvos patekimu į Rusijos valstybės glėbį su to okupacija, ir Latvija kaip ir buvusi ant kelių ir dar susijusi be abejo su Totlebenais, nes Totlebenai yra kilimo nuo Kuršo, tai va ten visais tais kanalais čia irgi buvo šiek tiek tų Latvių, jie tikriausiai tarnavo dvaruose ir panašiai, Kėdainių dvare. Ir čia šitas būtent evangelikų liuteronų. Čia mes jau esame, reikėtų pabrėžti, mes ne Kėdainių mieste, mes esame Janušavos mieste. Ir Janušavos? Taip, Janušavos miestas su herbu. Tas Janušavos miesto herbas, jisai matosi ant rotušės šalia Kėdainių herbo. Tai va, tai čia yra Janušavos miesto pakraštys šita kalva. O toliau jau eina ten turgus, gatvės įvairios ir ten kitam gale, ant kitos kalvos, priešais Švento Andriejaus cerkvę jau, kurios jau neaplankėm šiandieną stačiatikių, ten stovėjo kita evangelikų reformatų bažnyčia, fachtverkinė bažnyčia, kuri jau neliko jos, ne? Jos nebeliko, jinai sugriuvo 1780 metais.
O pastatyta buvo galbūt netgi pirmiau negu evangelikų reformatų mūrinė bažnyčia, ta, kurią mes jau ten per šalį praėjome. O čia rūsiai kokie yra, kas palaidota bažnyčioj? Yra rūsiai, bet jie nelabai tyrinėti, tokie, tiesą sakant, net sudėtinga pasakyti. O čia irgi koplytėlės, tai čia šeimų kapai. Čia šeimų koplyčios, taip. Šeimų koplyčių, čia Totlebenų koplyčia. Šitą mane už nugaros. Ne, va šitą priešais yra. Totlebenų dvaro savininko Totlebeno šeimos. Ir jie išlikę ten tie palaikai? Nes čia būdavo kaip neužkasai žemė, čia stato tiesiog turbūt. Greičiausiai, kad išplėšti, kaip ir dauguma, viskas buvo išplėšta, bet tyrinėta irgi nėra. Galimas daiktas išplėšti dar tuo metu, kai čia visas tas kapinės čia rausė, čia kanalizaciją darė, griovė tas kapinės. Čia. Kuriais metais čia buvo sugriautos, panaikintos? Sovietmečius, 70-metį buvo viskas išgriauta ir evangelikų reformatų kapinės, ten mano minėtos prie buvusios bažnyčios, ten kur dabar savivaldybė, tai ten statė savivaldybės garažus, ten irgi išvertė evangelikų reformatų kapinės ir vienas kapas, va štai šitas yra atvežtas, ne kapas. Galim arčiau prieiti. Taip, tai ne kapas, bet tiesiog antkapis yra atvežtas. Iš reformatų, ne? Taip, iš reformatų kapinių. Tai va čia Nesteckio, čia va tokie medikų kapai. Čia va Nesteckio kapas atvežtas iš reformatų kapavietės. Čia galėtų kokios mokyklos mokiniai nušveisti, pavyzdžiui, kaip užklasinės darbas. Taip, o čia jau yra autentiškas šitų kapinių išlikęs kapas, tai gydytojo Friedricho Kaneino kapas. Bajoras herbas čia jo, ne? Ar... Čia yra klaustukas, čia yra mislė, ką tas herbas reiškia, čia yra gandras. Yra įvairių teorijų, kad tai galimas daiktas paštininkų simbolis, nes Kaneinas be to, kad buvo gydytojas, jis buvo dar ir paštininkas, jis mirė per marą. Bet čia dievai žino, čia yra intriga su šito gandru. O ten, kur jūs pafilmavote, ten yra buvusi socialinės rūpybos Lietuvos istorija, kur vadinamoji riterių ligoninė, kur buvo skirta būtent nusenusiems kariams gyventi. Tai va, galimas daiktas, va, būtent ir Kaneinas čia dirbo šitoje špitolėje. Gal čia buvo kažkoks lauko lazaretas per didįjį marą 709-11 metų. Ir va, jisai čia ir mirė. Čia ir palaidotas. Pats buvęs liuteronas. Jo, čia tokia garbinga istorija to pastato. Iš čia labai, čia jau priestatas ar kas, kad baltos plytos jau silikatinės. Čia yra perstatytas, čia buvęs turizmo klubas Liutauras, kažkada tituluotas. Jo, toj vietoj prie kiekvieno namelio būtų gerai kokią lentelę pakabinti, kas istorinė tokia, kas buvo, kada buvo. Esame prie cerkvės ant kalniuko ir čia pasirodo buvo senosios evangelikų reformatų kapinės. O pati bažnyčia buvo, bet čia aš jums neaiškinsiu, čia mes turim istoriką Vaidotą. Prašom, Vaidotai, kur čia ta bažnyčia buvo senoji evangelikų reformatų? Bažnyčia maždaug toje vietoje, kur dabar šis pastatas yra. Maždaug tiksliai nėra labai žinoma. O kada jinai pranyko bažnyčia? Bažnyčia sugriuvo nuo senumo 1780 metais. Ir tada pastatė tą naują, net kur ten matėm tą evangelikų senamiestį. Oi ne, ten ta pastatyta. Tai čia buvo dvi tada jų bažnyčios, taip, ne? Buvo dvi bažnyčios, du evangelikų reformatų bažnyčios. Čia va, paminėta Janušovos mieste buvo faktvertinė, o kitame Janušovos miesto gale jau evangelikų liuteronų, kurią mes jau aplankėme. Nu, va, rašo nusipelnęs Adomas Rasijus, lietuvių raštijos puoselėtojas Samuelis Tamošauskas 17 amžiaus pradžioj. Nu, tai čia truputėlį Kėdainių jau išėjusi kultūrininkų karta, kuri čia nusipelnusi buvo Kėdainiams su savo tyrimais, jie neturėjo labai daug duomenų. Dabar kapinės yra
šiek daugiau ar mažiau ištyrinėtos, gan neblogai. Čia Aivas Ragauskas, istorikas, čia jo nuopelnas. Tai čia gal ne viskas yra tikslu, kas čia yra parašyta. Bet čia esmės nesudaro, esmė ta, kad pagrindinė esmė, kad čia, Jo, čia buvo kapinės. ta visa vieta, kur garažai, kur savivaldybės, čia buvo senosios evangelikų reformatų kapinės, kurios taip pat kaip ir senosios evangelikų liuteronų kapinės sovietmečiu buvo brutaliai sunaikintos. Matot, jeigu čia būtų žydų kapinės, tai čia visus pakeltų ant ausų ir čia būtų sutvarkyta, nugriauta ir visa kita, bet čia matot, lietuviai truputį kitokį. Nu jo, gerai, bet dabar grįžkim prie cerkvės. Tai čia yra Švento Andriejaus cerkvė, viena iš dviejų, jinai yra vėlesnė, ankstesnė, buvo medinė, tai jinai stovėjo ten maždaug prie vietų, kur dabar yra Knypovos rinka, nu ir tuo metu buvo, tai ten būtent tas pats jau mūsų aplankytas Jonušas Radvila, tas, kur didžioji rinkai sėdi ant iždo, tai jisai pastatė savo žmonai Moldovos kunigaikštystei Marijai Lupų, kuri buvo stačiatikių tikėjimo. Tai va, ir šita bažnyčia buvo perkelta, pastačius mūrinę buvo perkelta į šiek tiek vėliau jau perkelta į Lakštinggalų gatvę. Ta medinė, ne? Taip, ta medinė į stačiatikių kapines, kurios va, ten toliau ant skardžio. Jos išlikusios, ne? Taip, jos yra išlikusios. Ir dabar ir iš tenai prieš keletą, prieš pusamžį išvežta į Rumšiškių liaudies buities muziejų. Va. Tai čia dabar trūksta dar Kėdainiuose turbūt kažkokios tai buvo mečetės. Tai Tiesa, yra mečetė, yra. Mečetė ir buvo. Yra minaretas tik išlikęs, ne? Taip, nes mečetės sudeginta apie 80 metus. Sudegė ten pijokai, sudegino kas ten. Jis ten jau irgi sovietmečio valdžia apleido, ten žmonės gyveno, paskui ten iš viso viskas apleista buvo. Kėdainių regiono pakrašty ir tai buvo ir totoriai. Ten Naujamiesty ir kapinės yra būtent Karaimų, ne? Jo, ir galim savo netgi šiek tiek prisiskirti, nes mes ir agurkus tikriausiai iš jų perimėm, būtent Nevėžio atplaukė tikriausiai visi tie reikalai. Nu jo, čia burekus visokius jo, ten. Taip, čia mes tos įtakos taip turim ir be bažnyčių. Tai va, o visą kitą kaip ir mes turime, žydų beveik visas rūšis turim. Ir kloizų turėjom bent 5 ar 6. Ir škalą, šulę, ir sinagogą, visko turim, nereikia daugiau. Jo, matom, labai Kėdainių istorija turtinga, kaip ir visos Lietuvos, taigi ačiū Vaidotui už pasakojimą. Dievas te laimina jūs ir jūsų siekius ir ateitį ir šeimą ir viską. Ačiū.